nors aš ir pripažinau, kad tai yra man šiai dienai geriausias Renault automobilis, gal visgi, tai yra nemaži pinigai. Bagažinės dydžių būtų nuodėmės skųstis. Susipažinkite, naujausias ir prabangiausias Renault gamos automobilis Renault Rafale. Ir aš jau esu pravažiavęs gana nemažai, daugiau kaip 300 km ir galiu pasakyti, tai man ne tik geriausias Renault automobilis, tačiau manau ir geriausias šios kainos segmento automobilis, kadangi, įprastai aš kalbu apie kainą apžvalgos pabaigoje, tačiau negaliu neužsiminti. Šis automobilis kainuoja nuo 40 000 eurų. Ir bent jau dabar galiu pasakyti, kad nei vienu geresniu už maždaug tokią 40 000 eurų kainą automobiliu nesu važiavęs. Tai kuogi ypatingas šis Renault Rafale? Pirmiausia, tai yra naujos platformos ir D segmento automobilis, konkuruojantis su tokiais modeliais kaip Škoda Kodiaq, Volkswagen Tiguan Allspace, Peugeot 5008, dideliais SUV automobiliais. Ir štai šio automobilio ilgis siekia 4,70 cm ir jis yra bendra platformis su Renault Espace, taip pat Renault Austral. Abiejų šių automobilių apžvalgas jūs galite rasti Motorai TV YouTube kanale. Taigi, Renault Rafale siūlomas išskirtinai tik su hibridinėmis pavaromis. Kol kas štai ši versija turi tik priekinius varančiuosius ratus ir hibridinę pavarą, kurios galia siekia 200 arklio galių. O greitų laikų pasirodys ir modelis su visais varančiaisiais ratais, kuris turės ir papildomą elektros variklį sukantį galinius ratus ir tokio automobilio galia sieks net 300 arklio galių. Akivaizdu, kad Renault gamintojas labai rimtai žiūri į savo flagmano potencialą. Bandydama šį automobilį Lenkijoje, aš vakar jau šiek tiek pasivažinėjau laukais, kai nukrypau nuo nurodyto maršruto ir turiu pasakyti, ne, tai nėra visureigis, jis turi šiokią tokią prošvaisą, bet štai pavyzdžiui šioje Alpine komplektacijoje priekinė dalis yra tikrai žema, tad tai tikrai nėra tas automobilis, kurio važiuosite į bekelę, tačiau įveikti nedidelę blogesnio kelio atkarpą jis tikrai galės. Dizainas kalba pats už save. Automobilis atrodo tikrai labai žavingai, tikrai vertas flagmano vardo. Ir mane nustebino dar vienas dalykas. Nors visgi tai yra kupė formos crossoveris automobilis, į jo bagažinę telpa daugiau negu į 7-vietį Renault Espace. Taip yra todėl, tikrai ne vienas aš domėjausi, kodėl taip yra. Ir atrodo tokia nuožulni bagažinė tikrai nebus didelė. Tačiau visgi, Renault Espace yra 7-vietis automobilis ir jis turi papildomą sėdynės gale, tad taip sumažėja bagažinės tūris. O jeigu norite didžiausio bagažinės tūrio, skaičiuojant litrais, toks bus Renault Rafale, į kurio bagažinę telpa net 1900 litrų. Žinoma, jeigu nulenkti galinių sėdynių atlošą. Nulenkiu, tiesa, toks truputį ne visai patogus konstruktorius iš 2 dalių. Nežinau, kodėl negalima buvo padaryti vienos palangės, bet nedidelė bėda. Ir štai, koks gilus bagažinės dugnas ir čia yra net visas atsarginis ratas. Žinoma, kai debiutuos iš tinklo įkraunama versija, tokiu atveju bagažinės talpa bus mažesnė. O dabar išties įspūdingo dydžio bagažinė. Galbūt vienintelis dalykas tas, kad visgi yra nuožulni, tad nors ir gili, nors ir ilga, tikriausiai labai aukštų daiktų čia nesusidėsite, tačiau bet kokiu atveju, kaip tokio tipo automobiliai, bagažinė yra tikrai talpi. Bagažinė talpi, o kaipgi su vieta gale ir ar patogu įsėsti štai tokį kupė automobilį. Iš tiesų, žvelgiant į tokias milžiniškas dureles, nekyla klausimų, kad sėdėti čia bus patogu, o štai įsėsti
taip pat stebėtinai patogu. Ir dabar pasižiūrėkite, kas čia vyksta, kai atsisėdi gale. Čia tiek daug vietos, kad aš sunkiai pamenu kokį kitą tokį erdvų automobilį. Tad akivaizdu, kad flagmano vardą Renault Rafale tikrai pateisina. Gamintojas sako, kad šis atstumas sėdinčiųjų kojam yra daugiau kaip 30 cm iki priekinės sėdynės. Žinoma, esu susidūręs ir su tokiais atvejais, kai kurie gamintojai, norėdami parodyti, kad visgi gale yra vietos pakankamai nemažai, priekinės sėdynės pristumia iki pat priekio, kad atrodytų, kad erdvės yra gale daugiau. Tačiau štai šį sėdynę aš esu susireguliavęs ją taip, kad man pačiam būtų sėdėti patogu prie vairo. Ir štai kiek daug vietos sėdintiem gale. Taip pat čia nėra transmisijos tunelio. Apačioje iš tinklo įkraunamoje versijoje bus sumontuoti akumuliatoriai. Na, o čia yra tiesiog labai didelis erdvus automobilis. Ir štai čia jis turi tokį štai atlenkiamą porankį, kuris nekukliai vadinamas Ingenijus, su tokiu sprendimu, kad jau matėte tą ir kitose Renault automobiliuose. Čia yra štai tokie gudrus pasukami laikikliai, kur galite įsidėti savo mobilų įrenginį. Štai galite įsistatyti savo mobilų įrenginį, galite taip įsistatyti, galite įstrižai, dar ir puodelių laikikliai, dar ir toks štai skirtingos dėtuvės, pasukamų kampų, veikia solidžiai. Na, tokie sumanūs sprendimai tikrai pravers tolimoje kelionėje. Lygiai taip pat, kaip jau ir kitose modeliuose, štai matytas fotochrominis, štai panoraminis stoglangis. Štai dabar tiesa apsiniaukė, nelabai čia yra skirtumas, kada jis uždengtas ar atidengtas. Tačiau veikia jis puikiai, beje, valdomas elektra. Hey Google, close the solar bay. Okay, darkening the solar bay. Na štai, galima valdyti balsu jo atidarimą ir uždarimą. Hey Google, open the solar bay. Okay, clearing the solar bay. Na, komandas galima sakyti ir balsu, ir apie šią sistemą papasakosiu truputį išsamiau. Jau kaip supratote, šiame automobilyje, kaip ir kitose naujausiuose Renault automobiliuose, visa multimedijos sistema yra sukurta bendradarbiaujant su Google. Tai čia, kalbant apie multimedijos sistemą, jos paslaugos, yra daugybė pasirinkimų susijusių su Google. Taip pat yra Google parduotuvė su gal 60 atskirų programėlių, kurių dalis yra specialiai sukurta Renault automobiliui. Žinoma, reikia prisiregistruoti savo paskyrą. Tačiau viskas, kas susijęs su Google, ir yra šiame automobilyje. Tad multimedijos sistema tikrai labai patogi naudotis, yra tikrai intuityvi. Na, o kalbant apie visą ergonomiką, tai man kas labai patinka, štai čia yra patogus telefono belaidis įkrovimas, tiesiog štai pasidedė šioje vietoje, skirtingai nuo, pavyzdžiui, elektrinio Megane, kur reikia įkišti kažkur tarpelį, tai čia tikrai labai patogu pasidėti. Beje, štai čia galima patogiai pastumti šį porankį ir arčiau ekrano, jeigu norite kažką tai spaudinėti tame ekrane, ar pasirinkti skirtingus nustatymus, tad šiuo atveju tikrai patogu, išskyrus tą atveju nebent, jeigu čia įsidėsite kažkokį didesnį puodelį, tai tam puodeliui gali ir nepasisekti, jeigu norėsite štai neapsižiūrėjęs uždaryti. Tačiau, kitu atveju, tai tikrai labai patogi ergonomika. Taip pat čia yra štai toks nedidelė atidaroma dėtuvė, čia yra tikrai nemaža dėtuvė priešais priekinį keleivį, tad iš ergonominės pusės man čia viskas tikrai šaunu, galbūt išskyrus tą momentą, kad štai pavyzdžiui susireguliavus vairą pagal save,
stumu sėdynę, mėgstu sėdėti žemiausioje padėtyje. Man vairo viršutinė dalis užstoja viršutinę skydelio dalį, tad, na, aišku, visa informacija yra atkartojama ir informacinėme ekrane, projekcinėme priešais vairuotojo. Bet čia tikriausiai netokia didelė bėda. Na, dar iš kitų niuansų, tai yra štai tos 3 rankenėlės, esu jau anksčiau pastebėjęs kitose apžvalgose, kad, na, visgi toks gana painus dalykas, įpratimo reikalaujantis, kadangi štai čia yra valytuvai, štai čia yra važiavimo režimų įjungimas, svirtelė, na, o čia yra tradicinė Renault, štai multimedijos valdymo sistema. Na, o kalbant apskritai apie automobilio apdailą, tai žinoma, geriausias Renault ir netgi aš esu pastebėjęs, kad ir ne patys prabangiausi Renault tikrai maloniai džiugina apdailos medžiagos kokybę, netgi viršijančią klasės standartus, tad Rafaliai dėl to aš neturiu jokių priekaištų. Beje, kaip minėjo pats gamintojas, štai čia yra alpinė komplektacija, yra tokios 3 firminių spalvų mėlynos, baltos, raudonos siūlės ir tai yra specialus aparatas su dygsniuočiomis siūlėmis, tiek sėdynės, sėdynių apmušalus, tiek ir štai čia su dygsniuot siūlės ant durelių. Ir automobilis yra surenkamas Palencijoje, Ispanijoje. Na, iš tikrųjų, taip pat dar vienas niuansas yra, čia yra natūralaus kamštinio ąžuolo apdaila, štai šioje vietoje, aišku, tokia smulkmenėlė. Na ir galbūt iš visų tų dalykų, kad aš kalbu apie apdailos medžiagas, apie apdailos medžiagų kokybę, norėtųsi, kad štai šitas plastikinis intarpas, kur dažniausiai vairuotojas ir pasiekia, kad pasakyt, na štai vat kokia kokybiška apdaila. Tai ne, čia barškinsite krumpliais į kietą plastiką, na, aš manau, galėjo šią dalį padaryti ir minkštą. Štai čia, kur labiau pasiekiama jau daugiau keleivių, čia yra minkštas plastikas. Apačioje, na, taip, sudygsniuota čia yra taip pat nebloga apdaila. Vienintelė šioje vietoje, na, galėjo padaryti ir minkštesnę apdailą, bet vairavimui netrukdo, bendram įspūdžiui taip pat ne, bet tiesa, priešais vairuotoją, na, norėtųsi matyti ir labiau kokybišką apdailą, bet kokiu atveju. Įspūdingas prietaisų skydelio ekranas, įspūdinga multimedijos sistema ir puikia hibridinė pavara. Kaip jau pradžią ir minėjau, čia yra hibridinis motoras su priekiniais varančiaisiais ratais, o hibridinis motoras tai reiškia 1,2 litro 3 cilindrų variklis ir bendrai ši hibridinė pavara pasiekia 200 arklio galių. Įsibėgėjimas iki 100 yra greičiau nei per 9 sekundės. Norite galingesnės versijos, palaukite iš tinklo įkraunamo hibrido su tuo pačiu 1,2 litro turbobenzininiu motoru, kurio gale bendra sieks net 300 arklio galių. Apie jį parengsiu atskirą apžvalgą, na, o galiu pasakyti, šiuo automobiliu jau nuvažiavau daugiau kaip 300 km. Kol nevažiavome greitkeliu, važiavome daugiausiai miestų, tai ir užmiesčių. Degalų sąnaudos buvo labai įspūdingai nedidelės, apie 5 litrus 100 km. Na, išvažiavus į greitkelį ir važiuojant lenkiškais greičiais, o tai reiškia ne 120, 130, o maždaug 140, 150 km per valandą. Žinoma, degalų sąnaudos buvo 7 litrai 100 km, tai čia beveik visą dalį važiuojant greitkeliu ir dabar grįžtant namo į Lietuvą šiuo automobiliu, taip pat pasivažinėjus Lietuvoje, aš įvertinsiu, kokios yra degalų sąnaudos, tačiau jau kaip įsitikinau su kitais hibridiniais Renault modeliais, ši hibridinė pavara veikia tikrai labai efektyviai. Efektyviai ir tikrai galima pritaikyti visus nustatymus pagal save. Štai Multisense mygtuku galima pasirinkti skirtingus važiavimo režimus, Eco Sport, asmeninis, komfortiškas. Galima susikonfigūruoti. Čia yra beje galiniai vairuojamieji ratai, kurie padeda sumažinti apsisukimo skersmenį ir pavyzdžiui šio automobilio apsisukimo skersmuo siekia vos 10,4 metrus, tai yra B segmento automobilių rezultatas. Tikrai labai manevringas automobilis, tiesa. Tokiu atveju, kai tu manevruoji automobiliu, važiuoji nedidesniu greičiu, labai jaučiasi ta galinių vairuojamųjų ratų pagalba, tai aš stengiuosi ją susimažinti iki minimumo. Na, o kalbant apie vėliau pasirodysiančią iš tinklo įkraunamą hibridinę versiją,
ten bus ir reguliuojama aktyvi pakaba, kuri ne tik galima bus pasirinkti jos standumą, tačiau kaip pavyzdžiui Mercedes automobiliuose, jinai skanuos kelio dangą priekyje ir automatiškai iš anksto parinks pakabos nustatymus, tai padidinant važiavimo komfortą. Taigi, su šiuo nauju Renault Rafale prisivažinėjau į valias, nuvažiavau daugiau kaip 1000 km. Aišku, jeigu tai būtų tiesiog kelionėje, tai nieko ypatingo, tačiau bandant automobilį visgi tikrai skiriau nemažai laiko šiam modeliui ir atvažiavome iki Lietuvos iš Gdansko, važiavome per didelę liūtį ir jis tikrai pasiteisino kaip puikus automobilis. Tikrai manevringas, o tam padeda ir galiniai vairuojamieji ratai. Tad pavyzdžiui, štai apsisukimo skersmuo yra tikrai labai nedidelis kaip tokio dydžio automobiliui. Na, o iš pastebėtų, sakykime, tokių gal kaip trūkumų, tai visgi su 20 colių ratlankiais pervažiavus didesnę duobę jaučiasi toks gana nemažas trinktelėjimas, aišku, tai ir dėl standžiau suderintos pakabos sportiškam važiavimui, kitaip automobilius sviruotų, tad manau, tie, kas ieško daugiau komforto, turėtų palaukti iš tinklo įkraunamos plug-in versijos, kuri turės reguliuojamo standumo pakabą. Na, o dar vienas dalykas, kas man nelabai patiko, kad štai čia, kaip jau minėjau, yra multisense važiavimo režimų pasirinkimas ir galima nustatyti asmeninį, konfigūruoti ir galima nustatyti, kaip yra pasukami galiniai ratai ir aš norėjau, kad jie būtų pasukami kuo mažiau, nes visgi man tų ratų veikimas nelabai patiko, tačiau kiekvieną kartą, kai pradedi važiuoti automobiliu, jisai sugrįžta į standartinį komfort režimą ir tenka vėl norimą režimą pasirinkti iš naujo. Tai du dalykai. Gana standi pakaba ir standartinis komfort režimas, kuris aktyvuojasi kiekvieną kartą, kai automobilį užvedate iš naujo. Na, kalbant tiek apie komfortą, tiek apie važiavimą, čia aš absoliučiai neturiu jokių klausimų. Man tai yra pats geriausias šiuolaikinis Renault automobilis, tikrai labai erdvus, labai komfortiškas, labai patogus keliauti ir pakankamai taupus. Štai 6,6 litro 100 km. Važiuojant greitkeliais, važiuojant greitai, sąnaudos pakyla iki 7 litrų. Važiuojant daugiau miesto režimų, sąnaudos sumažėjo beveik iki 5 litrų. Na, vidurkis, sakykime taip, 6,5 litro 100 km, kas įvertinant automobilio dydį 4,7 metro, jo gabaritus yra tikrai labai puikus rezultatas. Viskas šiaip patogu, tą jau esu apkalbėjęs, tačiau atkreipiau dėmesį, kad siauras galinis langas, taip pat nuožulnus ir stambus priekiniai statramsčiai kartu su didelisniais veidrodėliais, na, šiek tiek blogina matomumą ir štai pavyzdžiui, manevruojant lėčiau, sukant į kairę, jau taip nėra 100% gero matymo, štai per šią vietą, per šį kampą. Tačiau vėlgi, čia tikrai nėra esminis trūkumas, tiesiog reikia atkreipdėmėsi, visgi automobilio specifika, tai yra crossoveris coupe, tai štai tokie nuožulnus didesnis statramšiai, toks pat nuožulnus ir mažas galinis langas, kurį dar tuo labiau užstoja ir galinių sėdinių galvų atlošai. Žinoma, yra vaizdo kameros, manevruoti atbulinė eiga tai netrukdo. Na ir dar galbūt trečias dalykas, tai yra žema automobilio priekinė dalis, kurią taip pat jau esu paminėjęs, tad visgi tai nėra visureigis, į didelę bekelę juo neišvažiuosite. O dar vieną dalyką ir savo nustebimui turiu pripažinti, kad keliauti šiuo automobiliu ir ypatingai su jo pavara tiek užmiestyje, tiek tuo labiau mieste man buvo patogiau, komfortiškiau ir maloniau negu su, aš visą laiką maniau, pačia geriausia dviejų sankabų transmisija, kurią siūlo, pavyzdžiui, Volkswagen koncernas. Sakiau, jinai taip greitai veikia, taip šauniai perjungia pavaras.
Tai dabar aš nesu toks tikras, ypatingai kai neseniai bandžiau atnaujintą Volkswagen Tikros, kurio apžvalgą žinoma pamatysite neužilgo Motorai TV YouTube kanale. Ir aš dabar manau, kad štai ši hibridinė Renault pavara su turbo benzininiu 1,2 litro motoru veikia tikrai labai šauniai, labai sklandžiai, labai tolygiai. Jokių pavarų perjungimo praktiškai nėra. Ir iš esmės jos veikimas yra labai patogus tiek važinėjant mieste, tiek ir užmiestyje. Žinoma, aš dar nebandžiau naujojo Škoda Kodiaq, kuris taip pat turi DSG pavarų dėžę. Šio apžvalgą taip pat matysite neužilgo Motorai kanale. Tad bus labai įdomu palyginti, tačiau šiam momentui aš jau manau, kad pavyzdžiui štai tokia Renault siūloma hibridinės pavaros versija man patinka labiau. Na, o dar labiau patinka matyti degalų sąnaudą, štai dabar man jos yra rodoma 6,5 litro 100 km. Taigi, nedidelės degalų sąnaudos, sklandžiai veikianti transmisija, didelis erdvus automobilis, efektinga išvaizda tiek išorėje, tiek ir viduje. Na, kogi daugiau norėt? Žinoma, tinkamos kainos. Ir kainą aš jau pradžiai paminėjau, už tiek daug automobilio, nuo 41 000 €, tai yra techno komplektacija, o štai ši bandomoji Esprit Alpine komplektacija kainuoja nuo 44 000 €. Dar papildomai kainuoja štai tokie malonumai, kaip fotochrominis stoglangis, tikrai efektingas ir pakankamai efektyvus. Taip pat žinoma Full LED Matrix šviesos, na, visa tai kainuoja papildomai, dar kokie 4-5 tūkstančiai galima sukomplektuoti. Ir žinoma, tai nėra maža kaina. Ir tokiu atveju aš pradedu galvoti, o gal visgi, nors aš ir pripažinau, kad tai yra man šiai dienai geriausias Renault automobilis, gal visgi, tai yra nemaži pinigai. Ir galbūt atnaujintas Renault Captur būtų geresnis pasirinkimas. Ir jo apžvalgą jūs taip pat pamatysite neužilgo. Na, o galbūt Škoda Kodiaq, kurio bazinės versijos taip pat kainuoja mažiau nei šis automobilis. Žinoma, Škoda Kodiaq, na, išvaizda net neįmanoma lyginti, tačiau gauni tiesiog didesnį automobilį, dar didesnę bagažinę. Nors ir kalbant apie šį Renault Rafale, na, bagažinės dydžių būtų nuodėmės skųstis. Tiesa, išaiškėja palyginimo metu ir kiekvienas gali nuspręsti pagal save, tinka ar netinka jam vienas ar kitas automobilis. Manogi atveju ieškočiau didelio erdvaus automobilio su išskirtinė išvaizda, efektyvia transmisija. Vienareikšmiškai mano pasirinkimo sąraše būtų ir Renault Rafale.